gimiau čia, Vilniuje, Lietuvoje. Mama rusė, tėvo kaip ir nepažįstu, bet irgi rusas. Tėtis yra rusas, mama yra lenkiška baltarusė. Lietuviai dažnai mane vadina rusų, rusai lietuvių, o mano giminės iš Rusijos mane vadina tiesiog amerikiečių. Esu lietuvė. Aš rusė. Mergina mano lietuvė. Man tėvynė yra Lietuva, nes aš čia gimiau. Я живу в Литве 42 года уже. Приехала после института работать в русский театр. Полюбила парня, который родился в Литве. Meilė. Lietuva yra mano gimtinė ir tėvynė, bet aš esu rusė. Mano viename teka rusų kraujas, bet matyt, kad aš esu lietuvis. Родина начинается с того момента, когда тебя родила мама. И вот это уже родина, вот этот момент. Потом второй момент – это когда папа встречает маму из роддома и берет тебя на руки. Потом родина, когда тебя в твою первую кроватку приносят, и эта кроватка – это твоя родина. Man tėvynė yra matyt visa mūsų planeta. Aš gyvenau ir Rusijoje 3 ar 4 metus, ir Baltarusijoje, ir ten atvežau į Lietuvą pagaliau šeимą из Белоруссии. Литва подарила мне детей. Я снова прожила эту свою родину, когда дочь родилась. И у нее тоже была первая родина, это ее кроватка. Ne taip seniai išmokau lietuvių kalbą, kai įstojau į teatro akademiją, pradėjau vaidinti lietuviškai ir taip ir išmokau. Jeigu piktybiškai žmogus nesimoko kalbos ir gyvena Lietuvoje daug metų, tai nėra labai gerbtina. Tikrai labai noriu kalbėti, bet ne visada galiu suprasti viską. Gražu, kai žmonės yra skirtingi. Negalima tai žmogaus, kol nežinai, kokios yra tos aplinkybės. Žmogus nemato žmonių aplinkų. Ir dėl to, jeigu jam yra patogu skaudinti, jisai tą daro. Литва стала моей родиной, потому что мама умерла рано. Вильнюс для меня свой город, потому что в Вильнюсе я чувствую себя практически так же, как дома в Риге. Man patinka Baltijos jūra. Tai Lietuva yra gera šalis ir tai yra mano tėvynė. Dauguma žiūrovų, kas klausys, galbūt supras, kad jie irgi taip pat mąsto, kad jie irgi kažkur galbūt jaučiasi nelabai patogiai, ar galbūt kaip tik pritarė. Mes kalbam apie savo tėvynę. Naujo spektaklio premjera Tėvynė. Tėvynė. Rodina. Lapkričio 19 dieną 19 ноября 18:30. 18:30. Lietuvos rusų dramos teatras. в Литовском русском драматическом театре. Ateik!